Bendras metų vaizdas. 2026 metai atneša permainų ir galimybių. Tai metas, kai gali peržiūrėti savo prioritetus, sustiprinti ryšius su tais, kurie tau išties svarbus, ir atsisakyti to, kas stabdo tavo augimą. Nors kartais pasirodys, kad pasaulis juda per greitai, tai bus metai, kurie skatins tave tapti labiau atvirų naujovėms. Karjera ir finansai. Šie metai itin palankus kūrybai ir inovacijoms. Darbe gali atsirasti naujų galimybių arba projektų, kurie padės išsiskirti. Nebijok pasiūlyti netradicinių idėjų, jos bus įvertintos. Finansų srityje gali būti nenuspėjamumo momentų. Rekomenduojama planuoti išlaidas ir taupyti, ypač pirmoje metų pusėje. Vasarą gali pasitaikyti netikėtų pajamų šaltinių, bet kartu bus ir iššūkių, svarbu išlaikyti pusiausvyrą. Meilė ir santykiai. 2026 metais meilės srityje svarbus atvirumas ir komunikacija. Jei esi vienišas, atsiras netikėta simpatija per socialinius ryšius arba bendras veiklas. Nepamiršk leisti sau būti atviram naujoms pažintims, bet nepervertink pirmųjų įspūdžių. Jei esi santykiuose, svarbu atkreipti dėmesį į tarpusavio supratimą. Konfliktai gali kilti dėl smulkmenų, bet jų sprendimas sustiprins ryšį. Bendros veiklos ar kelionės padės suartėti. Sveikata ir energija. Skirk dėmesio savo kūnui ir protui. Reguliarus judėjimas, subalansuota mityba ir atsipalaidavimo praktikos, meditacija, jogos užsiėmimai padės išlaikyti energiją visus metus. Antroje metų pusėje gali kilti pagunda pervargti arba ignoruoti poilsio svarbą. Būk atidus ženklams ir neperkrauk savęs. Asmeninis augimas. 2026 metais bus svarbu atrasti balansą tarp savarankiškumo ir bendradarbiavimo. Tai laikas mokytis iš kitų, bet išlaikyti savo principus. Naujos žinios, kursai ar hobiai gali atverti duris į netikėtą sėkmę. Patarimai metų pradžiai. Nebijok priimti naujus iššūkius ir pokyčius. Nusistatyk aiškius tikslus, bet būk lankstus jų įgyvendinime. Ieškok pusiausvyros tarp darbo, asmeninių santykių ir savęs priežiūros.